Pirmoji Samuelio knyga, 27 skyrius. Dovydas tarė savo širdyje: vieną dieną aš žūsiu nuo Sauliaus rankos. Geriausia man būtų pasitraukti į Filistinų šalį. Tada Saulius nebeieškos manęs Izraelyje ir aš išsigelbėsiu nuo jo rankos. Dovydas pakilo ir su 600 vyrų, buvusių su juo, perėjo pas Gato karalių Achišą, Maocho sūnų. Ir Dovydas abi jo žmonos, Jezreelietė Ahinuama ir Karmelietė Abigailė, Nabalo našlė, ir jo vyrai su savo šeimomis gyveno pas Achišą Gate. Saulius sužinojo, kad Dovydas pabėgo į Gatą ir daugiau jo nebeieškojo. Dovydas tarė Achišui: jei radau malonę tavo akise, prašau leisk man gyventi kuriame nors mažame mieste. Kodėl tavo tarnas turėtų gyventi su tavimi karaliaus mieste? Achišas jam leido gyventi Ciklage. Nuo to laiko Ciklagas priklauso Judo karaliams iki šios dienos. Dovydas gyveno Filistinų šalyje 1 metus ir 4 mėnesius. Dovydas su savo vyrais išeidavo ir užpuldavo Gešuriečius, Girzus ir Amalekiečius, kurie nuo senų laikų gyveno toje šalyje nuo Šūro iki Egipto. Kai Dovydas užpuldavo kraštą, jis nepalikdavo gyvo nei vyro, nei moters, pasiimdavo avis, galvijus, asilus, kupranugarius, drabužius ir grįždavo pas Achišą. Achišas paklausdavo: ką šįkart buvote užpuolę? Dovydas atsakydavo: Judo pietinę dalį, Jerachmelitų pietų kraštą ir Kainitų pietinę dalį. Nei vyrų, nei moterų Dovydas nepalikdavo gyvų ir neatsivesdavo jų į Gatą, manydamas, kad jie nepraneštų apie mus sakydami: taip padarė Dovydas ir taip jis elgėsi visą laiką, gyvendamas Filistinų krašte. Achišas tikėjo Dovydu ir sakė sau: jis tapo visiškai nekenčiamas Izraelyje, todėl bus mano tarnas per amžius.